Pagavau, viskas prigaucėsi. A užsiemė aistrą šindį. A užsiemė savo aistrą šindį. A seki savo jaudulioką. A seki savo aukščiausią aistrą, kad gali būti kasdienien. Ar padarė kažkas atsiųsta tau bauštą aukštesnį aš. Ar tu seki savo aistrą. Nes jeigu tu jautys taip, kaip aš, reiškia teisinga, tu taip dara. Bet jeigu ne, galimai tu nesek savo aistros. Priminsiu vėl, tavo aistra neturi būti kažkokį didelį grandiozinį karjerą, kažkas panašaus. Tavo aistra gali būti kasdieninė judesiuka. Kažkas, kas ir 1% įdomiau, negu kažkas kits pasirink daryti. Tai yra tavo kelias. Tai yra vertimas iš tavo aukštesnio aš. Energija atsiųsta ne žodžiais, ne itališkai, ne mongoliškai, ne lietuviškai, ne angliškai, o energija, emocija, jausmas, kažką daryti, susidomėjimas, kažkur vykti, kažką nuveikti. Tai yra tavo aistra. Tai jeigu tu nepadarė dažindį, eik dabar šitas uždara TikTok ir eik daryk, kas ir 1% smagiau, negu dabar sėdėti prie TikTok.